Sveiki, pradedame diskusiją priklausomybės metų literatūra skaityta ir neperskaityta. Apie literatūrą galima kalbėti iš įvairiausių perspektyvų. Galima kalbėti kaip apie estetinį fenomeną ir ieškoti tam tikrų būdingų bruožų, srovių. Galima išskirti romantizmą, klasikinę literatūrą, siurrealizmą, naują romaną. Taip pat galima literatūrą vertinti ideologiniu aspektu. Kaip pavyzdžiui, Marksas, kad vertino, sakė, yra buržuazinė literatūra, yra revoliucinė literatūra ir taip literatūra tampa ideologijos pakaitalu. Bet taip pat apie literatūrą galima kalbėti kaip ir tam tikrų laikotarpių literatūrą. Sakome, 18 amžiaus prancūzų literatūra, 20 amžiaus italų literatūra. Ir kai kalbame apie laikotarpį, tai mes visada apsibrėžėme, kad esame tam tikroje hermeneutinėje situacijoje, esame tam tikroje tame taške ir bandome nukreipti žvilgsnį į kitą tašką ir tuos du horizontalus kažkokiu tai būdu sulieti. Tai va šiandieną man įdomu sužinoti, ką mūsų pranešėjai pasakys apie tai, kaip mes turėtume žiūrėti į tai, ką vadiname priklausomybės metų literatūra. Pavadinimas sugalvotas Dariaus ir tarsi numato, kad kalbėsime apie laikotarpius. Kyla klausimas, ar tos perspektyvos jau pakanka, kad galėtume įvertinti priklausomybės metų literatūrą. Ar jau esame laisvi nuo nuoskirdų, prieraišumų, skonių, preferencijų? O gal taip esame priklausomi nuo savo priklausomybių? Bet ar galima objektyvi pozicija apskritai? Juk hermeneutinis vertinimas numato, kad neišvengiamai vertina iš savosios perspektyvos, iš savo horizonto. Galbūt mūsų klausimas galėtų būti ir toks, kaip suderinti įvairius vertybinius horizontus vertinant literatūrą. Bet ar juos būtina derinti? O gal reikia išmokti sutarti ir gyventi nesuderinamų vertybinių vertinimų kontekste? Žodžiu, labai kviečiu visus įsijungti ir aktyviai pasisakyti visais klausimais, kurie jums ateis į galvą. Ir bus labai įdomu išgirsti iš pranešėjų, ką jos mano, labai kvalifikuotos mūsų pranešėjos. Ir štai pakviesime tada Dalią Satkauskytę, Lietuvių literatūra sovietmečių, politinės investicijos, estetiniai dividendai. Prašau, Dalia.